Universiteto dailės galerija prisikėlė antram gyvenimui. Prieš 13 metų atidaryta šiauliečių ir miesto svečių pamėgta galerija prieš 4 metus buvo uždaryta. Iniciatyvą vėl atidaryti galeriją parodė naujasis menų fakulteto dekanas Vaidotas Janulis. Iniciatyva sulaukė palaikymo. Dekanas įsitikinęs, kad galerija reikalinga universitetui. Ilgai jūsų nekankindamas suteikiu žodį Šiaulių universiteto menų fakulteto dekanui Vaidotui Januliui. Labą vakarą, gerbiamieji. Malonu, kad tikrai šiandieną jūsų mūsų daug susirinko ir kaip vakar vieni kiti interesantai atėjo, sakė, džiugu, kad jūs atidarote galeriją, tai man džiugu ir kad jūs susirinkote. Menų fakultetui reikėjo, aš manau, šiauliečiam dailininkam ir Šiaulių visuomenė, reikėjo ir studentam, visiems reikėjo jos, nes dabar jau kiek čia vežėm darbus, viską žmonės užeidavo, dailininkai užeidavo ir iš pašalies, kurie su dailė niekur neturi bendro, visi sako, džiaugiamės, kad jūs atidarot galeriją čia. Turbūt galima pasakyti, kad jeigu yra menų fakultetas, tai turi būti ir dailės galerija. Pavyzdžiui, akademija mūsų Vilniaus turi 4 galerijas, tarkim, po to ten Kaunas Vytauto Didžiojo atsidarė, turi galerijas. Mūsų partneriai tiek Liublino, tiek Daugpilio taip pat turi galerijas. Dabar vėl mes, tarkim, renesansas dabar ir toks, kaip gyvenimas verda, tai jis banguoja, tai žemai, tai ant bangos, tai vėl nuo bangos, kaip sakant, čia reikia gaudyti tą bangą kaip su banglente, aš manau, taip ir viskas. Ir tada, kada čia ta galerija buvo, jinai niekada nebuvo tuščia, visada buvo darbai, buvo parodos ir visi žinojo Lietuvoje ir užsienyje. Ir galbūt tame šitoje situacijoje labai gerai matosi, kas yra vienas žmogus. Reiškia, kažkas uždaro, neaišku kokios priežastys, o kaip gerai, kad yra Vaidotas Janulis profesorius dekanas, kuris tiesiog savo iniciatyvą ir atidarė galeriją. Galerijos parodų kuratoriaus pareigų ėmėsi tapytojas Kornelijus Užuotas. Pirmasis galerijos vadovo išbandymas – remontas. Atvirai pasakius, radom šiukšlyną. Šiukšlyną nukritusi tinka, nes galerija stovėjo 4, man atrodo, metus iš vis, kaip sakoma, be žmogaus dvasios negyvenama, o patalpo, žinot, mėgsta vis tiek, kad kas nors vaikščiotų, oras judėtų. Tai tiesiog nukritę dažai, tinkas, viskas atsilupę ir daug šiukšlių. Išvežė, man atrodo, 3 ar 4 priekabas šiukšlių, įsivalėm, pradėjom, kaip sakyt, grandinti senus dažus tinka, ir kaip statybose. Bet viskas savomis rankomis, ar? Aš, Petras Rakštikas, Kęstas Bagdonas ir pora studentų. Darbščiosios studentės tai menų fakulteto 3-kursės, būsimosios grafikės Laura ir Agnė. Džiaugiamės, kad sugebėjom šiek tiek prisidėti prie tų darbų, kad padėjom dėstytojams, nes jie džiaugiasi šią idėją, kad pavyks atkurti, ten pritraukti jaunų studentų. Kaip tik pasibaigė peržiūros, buvom kaip ir laisvas laikas atsiradęs, galėjom važiuoti namo, bet vieną kartą užklydom, pamatai žmonės, kurie gyvena, kaip ir Agnė sakė, tikrai tą idėją ir daro viską iš tokio pasišventimo ateičiai rytdienai ir galvojom, vieną kartą atėjom, antrą kartą irgi norėjos ateiti ir taip žiūrim, kad jau 2 savaitės praėjo, kai mes čia vis užklysdavom. Ir namo nebeišvažiavom, sausį paskyrėm pagalbai čia. Galeriją atidaryti padėjo ir rėmėjai. 2 verslininkai iš Raseinių galerijai parūpino statybinių medžiagų, baldų ir technikos. Tie abu rėmėjai yra baigę tuometinį dailės fakultetą. Ir abu, tarp kitko, dailės yra nemetę ir dirba. Ir, sakykime, kada aš atvažiavau, atvirai pasakius, sakau, vyrai reikia padėti. Jie įpratę žmonės, kaip sakoma, turi nemenkus savo verslus ir tikrai sekas jiems šitas dalykas. Tai
Iškart klausimas, ką darysi? Sakau, galerija. Iškart buvo sutikimas, liuks, dirbam, sako. Esam puikūs draugai, seni nuo studijų laikų. Baigęs pats esu Šiaulių universitetą, tai tiesiog paprašė ir padėjom. Nelabai daug analizuojam, kai draugai prašo. Ko trūko labiausiai galerijai? Asmeniškai aš padėjau ten statybinėm medžiagom, tokiais įrengimais ir taip toliau. Ko prašė, to padėjom. Tiesiog noris, kad būtų kažkas tokio gražaus, gero. Galvojom, kad čia idėja tikrai yra gera ir reikalinga. Artimi jaučiame Šiauliam, kaip miestui ir šiaip universitetui. Šiaulių tai. Ar parodose lankysitės? Nu tai būtinai. Būtinai gal ir patys kada nors kažką atsiminsim senus gerus laikus. Parodų kuratorius sako, kad universiteto dailės galerijos erdvė unikali ir tikina, kad parodų nepritrūks. Man kaip tapytojai jinai visų pirma unikali, kad jinai turi tokį nuostabų natūralų apšvietimą, netiesioginės šviesos su milžiniškais langais. Tikrai, sakykime, aplinkui, bent jau Šiaurės Lietuvoje, aš tokio apšvietimo niekur nemačiau. Ir visi, kas ateina, tas stebės. Kad tai bus traukos centras, tai yra faktas, nes mes, įsivaizduokit, parodas jau turim metai į priekį. Ir aš tikrai niekam, sakykime, per prievartą ar ten neįkalbinėjau ar nesiūliau, ateina žmonės ir, sakykime, menininkai ir noriai prašos, nes aš net juos jau pradėjau statyti eilę. Pirmenybė, aišku, menų fakultetui, universitetui, bet visi kiti taip pat niekam duris neuždaromos, ar ne? Tai mūsų toksai, kaip sakyti, prioritetas gal ir būtų, kad mes absoliučiai norim būti atviri menui. Galbūt mes orientuosimės į tą tokį aukštesnio lygį meną, profesionalų meną, bet jis turi būti prieinamas. Nebūtinai, aišku, pirmenybė yra mūsų universiteto, sakykime, studentam, dėstytojam, bet absoliučiai tikrai neuždara, o atvira visuomenė galerija. Galerijos atidarymo proga pristatyta dailės katedros dėstytojų tapybos ir grafikos darbų paroda. Didžioji ekspozicijos dalis skirta Romano Vilkausko mažai retrospektyvai. Šičia turėjo atsispindėti visi kūrybos periodai. Juodasis periodas, pilkasis, geltonasis ir metafizinis. Tai va šitai buvo suformuota kolekcija. Jaučiat kažkokius sentimentus tai galerijai? Ar kuo jinai skirtinė? Tai ta galerija jau menų fakultetui, dailės fakultetui buvo įprasta erdvė. Čia vykdavo diplominių darbų gynimai, personalinės parodos, kviestiniai dailininkai, pažįstami aptarimai. Tai ta erdvė yra būtinybė. Jinai yra dėkinga savo geografinė padėtį mieste, pačioj pagrindiniai gatvėje. Yra gražus apšvietimas, jauki erdvė, norint suruošti personalinį ar grupinį parodą, čia nereikia kažkokio didelio kiekio darbų, tai 20, 25, 30 darbų ir paroda organizuojama. Ir labai yra patogi vieta ir tai, manau, kad tai yra pagrindinė vertybė, tuo labiau, kad ta galerija ir tarp universiteto pastatų, taip sakant, rūmų. Universiteto galerijos atidarymas tapo švente ir parodos autoriams, ir meno gerbėjams. Ypač šventiškai nusiteikęs atėjo vienas iš galerijos įkūrėjų, Aloyzas Toleikis. Labai džiaugiuosi, esu laimingas, nes nemažai prisidėjau prie pirminio galerijos kūrimo, o dabar kiti veidai, kiti darbuotojai, tikriausiai galerija gyvuos toliau. Kadangi aš atstovauju Šiaulių dailės galeriją, mums trūko konkurentų, mums trūko įtampos, mums trūko idėjų kaitos, parodų kaitos. O labiausiai man asmeniškai trūko Vilniaus gatvės užbaigimo. Man šiaip užsibaigdavo visada Vilniaus gatvė universiteto galerija. Dabar vienam krašte yra Šiaulių dailės galerija ir vėl bus universiteto galerija. Vadinasi, Vilniaus gatvė įrėmina du kultūros židiniai, du šiuolaikinio meno židiniai, du taškai, kurie teikia džiugesį akiai, kurie teikia džiugesį jausmams. Tai aš manau, kad čia yra didžiulis Šiaulių miesto privalumas turėti vienoje gatvėje tokias gražias galerijas. Ir tiesiog, ir kryptis gyvenimo ir vieną pusę ir kitą nenueina į kažkokią bedugnę, bet atsiremia į tai, kas, man atrodo, svarbiausia po darbų, po turgaus, po ofisų. Ateikim
pasižiūrėkim, pasimėgaukim ir pasididžiuokim savo menininkais. Galerijos, kurios egzistuoja prie universiteto arba universitetuose, šiaip jau tarptautiniam kontekste, jeigu žiūrėt, galerijų kontekste, rinkos kontekste, turi daug didesnį prestižą ir solidumą, negu kad šiaip miesto kokia nors galerija. Na, aišku, čia įvairių galerijų būna ir yra labai žymių galerijų, ir yra mažiau žymių, yra šiaip galerijyčių įvairių, bet prie universiteto arba universiteto galerijos visuomet yra jos jau rimtos, solidžios ir visada, pavyzdžiui, tarp kitų galerijų kotiruojamos labai aukštai. Vadinasi, reikia kartelę laikyti ganėtinai aukštai iškeltą. To turbūt ir palinkėtumėt? Tai be abejo. Šito linkiu, tikrai, nuoširdžiai. Linkėjimai, kad tokios parodos kaip ši ir toks žmonių skaičius būtų kiekvieną kartą, į kiekvienam atidarymą. Kad pradėjo gražiai, kad ir taip šalta, bet kad mūsų širdise kūrenama ta kūrybinė ugnis, ir kad studentai matytų, kad ir dėstytojai, kaip sakoma, galbūt kai kada būna griežtai, ten kokia nors kitokia, bet turi kažkokią tai irgi pastatį savai ir nuoširdumą, kurį per savo darbus atskleidžia, tarsi ir apsinuogina. Ir norėčiau, kad tas procesas, studentai matydami, kad dėstytojai dirba, kad ir jie patys norėtų dirbti, norėtų eksponuoti ir kad tai tęstųsi ir kad nebūtų nutrūkstamų procesų. Labai norėčiau, linkiu šitą. Pritraukti kuo daugiau žmonių, išlikti tokiai šviesiai, gražiai, didingai ir viso ko geriausio turbūt tik tai. Nes studentai ir galerija yra toks turėtų būti glaudus ryšys ir to jaunatviško entuziazmo ir galerijai ir studentam, kurie prisidėtų čia. Kada pirmą kartą šitą galeriją atsidarinėjo, dar prieš daug metų, aš straipsnį buvau išspausdinęs ir palinkėjau, kad vis dėlto čia būtų visų pirma kūrybinė meninių ieškojimų laboratorija patiems jauniausiams studijuojantiems. Tai yra universiteto galerija ir labai norėčiau, kad kaip universiteto bibliotekai tekstus studijuoja studentai, čia studijuotų meno formas ir nebijotų drąsiai jas pristatyti visuomeniai. Tai yra vieta, kur susiliečia miesto visuomenė ir universitetas. Taip ir turėtų būti. Kokie jūsų linkėjimai kaip Patriarcho galerijos? Gyvuoti 100 metų, niekada nenusivilti, dirbti, ieškoti ir surasti. Jeigu vienas kuratorius ar direktorius pavargs, kad dekanas ar fakulteto vadovybė pajustų tai, kad lieti šviežio kraujo, kad tik tai energingas žmogus, kuris, kaip sakant, jaučia motyvaciją ir pasitenkinimą tame darbe, tik jis ir gali judinti. O jeigu prasidės apsnūdimas, tai iš karto pajus rektoratas, kad čia kažkas nereikalinga, kaip jau ir buvo. Tai va, tai tik tai žmonės viską padaro. Vienintelis linkėjimas, kad neužsidarytų daugiau, kad nebūtų šeriami žirkiukai ir peliukai.